Sveiki, šiame video papasakosiu, kokie produktai sustiprino mano vaikučių imunitetą. Sūnui buvo bronchinė astma, o dukra netoleravo labai daug maisto produktų. Buvo 3 mėnesiai, kaip mano sūnus susirgo labai stipria bronchinė astma. Tai buvo antibiotikų, sirupėlių, labai daug žolyčių. Laikas ėjo, o imunitetas silpnėjo ir vaikas silpnėjo. Mano dukra galėjo valgyti tik tai 5 maisto produktus. Labai daug ieškojau informacijos, kaip sustiprinti vaikų imunitetą, kaip padėti savo vaikams. Buvo daug naudota iš vaistinės preparatų, buvo daug naudota žolyčių, bet veltui. Ieškodama daug informacijos, kaip padėti savo vaikams, radau informaciją, kad mūsų imunitetas gyvena žarnyne. Kai yra žarnyne disbalansas, tai yra blogųjų bakterijų perteklius, ima viršų, mūsų žarnyno mikrobioma silpsta, plonėja, būna pralaidus žarnynas. Taip toksinės medžiagos teršia mūsų kraują, mūsų organizmą, silpnina taip imunitetą, nešdamos toksinus po visą organizmą. Dėl to ir yra puolami mūsų vaikai virusais, bakterijom, infekcijom, alerginiai susirgimai, kvėpavimo sutrikimai. Kai mūsų žarnyne disbalansas, jaučiam nuovargį, pasyvumą, neturim energijos, depresinės nuotaikos, nekokios emocijos, na ir žinoma, visi šitie susirgimai. Kai Forever kompanijos produktai atėjo pas mane į namus, aš buvau skeptikė, galvoju tiek visko išbandyto, o čia sultis kažkokios paims ir padarys stebuklus. Bet žinokit, taip ir įvyko. Pradėjo mano sūnus rečiau sirgti, greičiau pasveikti, atsisakėm antibiotikų, po truputėlį atsisakėm vaisto, na ir atidavėm inhaliatorių. Mano dukra, kur galėjo valgyti tik 5 maisto produktus, dabar gali valgyti viską. Jau kad mūsų imunitetas yra būtent žarnyne, o alavijas nuo seno buvo žinomas kaip gyduolių žarnynui numeris 1. Dėl to, kad alavijas iš žarnyno išneša labai daug nesuvirškintų maisto likučių, sunkiųjų metalų, antibiotikų, likučių, nuosėdų, sirupėlių. Ta išneša, kas naikina mūsų žarnyną ir tuo pačiu įnešdamas vitamino A, nuo B1 iki B12, labai daug antioksidantų, virškinimo fermentų, aminorūgščių, mineralų. Valo ląsteles, tuo pačiu valo ir žarnyną, išneždamas kas negera, įnešdamas daug maistinių medžiagų. Ir taip mūsų žarnynas jisai didina savo seneles ir taip stiprina mūsų imunitetą. Geriant alavijos sultis, iš karto jaučiasi energija, nuotaika, geresnis virškinimas, geresnė emocinė būsena, lengvesnis jaučiasi pilvas. Bet prie to pačio būtina pridėti ir gerasias bakterijas, tai yra gerieji kareivėliai, kurie būtent prabunda ir veikia žarnyne. Dėl to, kad gerieji kareivėliai uždeda apsauginį sluoksnį, apsauginį barjerinį sluoksnį, kuris apsaugo nuo virusų, nuo bakterijų ir nuo visų išorinių faktorių, kurie puola mūsų organizmą. Tai gerosios bakterijos su cinku stipriau veikia į imunitetą, į geresnę savijautą ir į geresnę būseną. Taigi, du produktai, kurie prilaikys mūsų imunitetą ir kurie sustiprins mūsų vaikų imunitetą. Taigi sultis mano sūnui valė kvėpavimo takus, valė antibiotikus, valė sirupėlius, valė žarnyną ir stiprino mikrobiomą. Nuo dukra išnešė alergenus, aktyvino medžiagų fermentaciją, tvarkė odą, valė odą. Taigi šitie 2 produktai iš tiesų daro stebuklus mūsų organizmui, darė stebuklus mūsų žarnynui, dėl to, kad mūsų žarnyne yra energija, sveikata ir nuotaika.